Labas rytas. Na, įsimiegojau gerai naktį pakankamai. Šiaip oras atvėso, biškį lietaus šią naktį buvo, bet nestiprus jisai. Dabar nelyja. Būtų labai gerai kažką pasidaryti karšto per tą laiką. Ir, kaip sakant, judėti iki Jurbarko šiandien. Improvizuotas stalas toks. Vandens liko. Bet aš nusipirkau 1,5 litro kulautuvai vandens. Tai dabar darausi termosą, nes šiandien bus nešilta, bus lietaus, tai žodžiais labai gerai bus šitose situacijose. Tikiuosi, kad aš pilnai viską užsipildysiu, butelio neišmesiu. Manau, man 6,5 litro toj necivilizacijoj turėtų pakakti. Na, oras leido šiek tiek prasidžiovinti viską. Kas labai buvo šlapia, aišku, palapinė, kad būtų visiškai sausa, taip nebuvo. Taip turbūt, kad žinot, čia taip greit bus. Bet, na, nėra tokia jau visai kaip šlapia, kaip galėtų būt. Tai aš manau, kad gal tiesiog neberizikuosiu, nes čia bet kada gali iš tokių debesų pareit kažkas. Greitai pakuojusi viską ir reikia jau judėti. Taip, netoli 9 išjudame. Na, po vakar dienos biški raumenys tokie mediniai. Teks išsijudinti kažkaip tai. Matom Seredžiaus piliakalnį. Būtų visai gal ir gerai ant jo užlipti. Net nežinau. O gal ir lipam? O ką jau dabar darysi? Netoli esam. Lipam. Tik išlipimas matau yra. Na, naiviai tikiuosi, kad nelis. Neturėtų kaip ir. Nu, bet ne, reikia uždengti vis tiek. Negaliu jau būti visai toksai. Viskas tvarkingai. Užknisa kartais tie smulkūs darbai visokie, bet gal geriau juos pasidaryti, negu paskui turėti didesnių problemų. Neplanavau į tą piliakalnį eiti, bet kadangi pamačiau, kad jis netoli, pamačiau, kad čia ir tokia priplaukėlė ale padaryta, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Ten tikrai gražus vaizdas atsiveria nuo jo. Gaila, kad neturiu laiko pasivaikščioti po patį miestelį. Bet bent jau kažkiek. Čia yra kelias į Klaipėdą senasis, kuris eina palei Nemuną. Yra tekę važiuoti, vaizdingas maršrutas. Iš esmės tas kelias ir eina šalia ten, kur aš plauksiu. Tai kai bebūtų liūdna, teks girdėti tas pravažiuojančias mašinas. Ko aš neipatingai noriu, bet jau, kaip sakant, čia nuo manęs mažai kas priklauso. Ten yra tiltas per Dubysą. Nes Santaką rodžiau vakar jau. Kažkaip tikėjausi, kad Dubysa rimtesnė upė. O čia toks vos ne upeliukas, iš tikrųjų jinai yra išplatėjusi. Nežinau, kodėl jinai prieš Santaką tokia mažytė pasidarė. Seredžius turi tokią įdomią parduotuvę, nenusakomo stiliaus. Panašu į sovietmetį, nelabai suprantu, kam tas kaminas. Kepdavo gal kažką. Tai va. Tai yra Palemono kalnas. Šiaip rimtas pakankamai. Kai užlipsi, būsiu uždusęs. Parduotuvės paradinė pusė tai ne nuo pagrindinio kelio, o nuo čia. Gerai. Lipsime į kalną. Šiaip tai man asmeniškai labai gražus Seredžiaus herbas.
Aš jį parodysiu. Šitas labai fainas. Dar užkopta tik tiek. O jo, kiek gražių dalykų matosi. Na va, ir vaizdelis nuo kalno. Manau, kad buvo verta jį užlipti. Tikrai nekasdien pamatysi droną, aš dabar tokio oro tikrai negaliu kelti. Vėjas šiaip tai pakankamai rimtas. Nu va, kur man reikės plaukti. Ir va, kur aš atplaukiau. Nu, žodžiu, yra ką veikti. Šiandien, jeigu vėjas nenurims, bus liūdna. Nu, bet ką darysiu. Teks kažkaip tai irkluoti. Gerai, laikas spaudžia. Turim lipti. Va, keliu tiesiai, šviesiai, aiškiai. Tai kiek atplaukiau iki Kauno, tiek iki Jurbarko. Vytis laivas vadinasi. Atėjome prie Veliuonos, bet prie manęs artėja lietus, matau irgi. Tiek, kad tie debesys labai greitai eina. Iš to, ką matau, tai šitas turėtų irgi gal praeit pakankamai normaliai. Gal labai nelis ilgai. Po tų būnų, kai užneša, va tokias visokias sroves, reikia įsitiesinėti pastoviai. Veliuonoje fiziškai esu antrą kartą čia lyja lietus. Nu, reikės trečią kartą atvažiuoti, kad pamatyti ne per lietų. Šiek tiek matosi tie piliakalniai. Šitame miestelėje yra laikoma, kad žuvo Gediminas didysis kunigaikštis. Netgi vienas iš piliakalnių yra berods Gedimino kapo vadinamas. Nu va. Manau, kad į Veliuoną aš tikrai nelipsiu, nes dabar sėdžiu pakankamai komfortiškai, o kai išlipsiu, bus tikrai ne kažką. Geriau plaukti yra taip, negu dabar kažkur laipioti. Na, Veliuonoje tik šiaip pastovėjau, pasižiūrėjau. Laikų žemėlapį ir visą kitą, negaliu šiandien stoti. Per mažai aš turiu laiko šiandieną. Plaukiam dabar iki Raudonės. Baigėsi lietus, jau pakilo vėjas. Tai save. Koks aukštas paminklas. Čia labai gerai matosi iš Nemuno perspektyvos. Jau panašu, kad priekyje kažkas nusimato. Kai tik kažką priplaukiu, taip tada vat prasideda. Aišku, nežiūrėjau, kiek čia iki tos Raudonės beliko, bet jaučiu, kad pusę kelio tai aš tikrai už nuo Veliuonos esu nuplaukęs. Kaip norėčiau tikrai. Kaip sakam, kad nebūtų liūdna. Nu va, Raudonė, o ten Mėlynė. Ir įdomu, kaip čia jis eina. Nu, Baidarė palikta taip, realiai. Nu, realiai nieko jai neatsitiks, jeigu čia ir pils tas didelis koks lietus, tai kai tik nuprausniau čia kažkur tai. Dar apsipurinau, nežinau kur. Žodžiu, bandom ieškoti tako. Kaip iš čia nueiti, kažkokios oficialios prieplaukos aš čia nemačiau. Bet nu, man tai atrodo, kad turi būti takas. Čia tai vanduo. Čia. Kažkaip nemanau, kad kažkas ateis dabar iki tos Baidarės.
Nu va ten tai linksma, kur man reikės plaukti. Ulialia. Ulialia. Žiauriai būtų gerai, jeigu čia pavyktų gauti pavalgyti, pasitrinti pilį ir tą laiką čia pravalgti. Nes ten taip, Nu, graži pilis, graži. Senas parkas. Vienas medis jau nebeatlaikė. Aha, čia buvo kunigaikščio Gedimino ąžuolas. Nu, gilė beliko tik tai. Anksčiau čia buvo Raudonės miestelio mokykla. Prieš kokius gal 20 metų. Dar kaip visada, mažien gyventojų miesteliuose mokykla buvo uždaryta. Tai gerai, kad pastatas netapo tų objektų, kurie aš irgi lankyčiau, plaukdamas kelionėm, bet tapo tų objektų, kokių yra. Gal aplinkinių miestelių herbai, bet nematau aš taip. Nu, sutvarkyta čia žiūriu. Tai pažintinis takas yra. Dabar toks 2 kilometrai. Nu, ne šiandien. Niekaip kitaip. Puikiai matosi Nemunas. Aš nesuprantu, čia gal įėjimas yra. Nu, į pilį užėjau, kol kas nieko nerandu, kad sumokės. Pasitrina tokie dalykai. Aha, reikia pakvies darbuotojų. Čia turbūt galima gal kažką pasižiūrėti. O, visas mano maršrutas šios dienos. Seleidžius, Veliuona, Raudonė. Čia dar Panemunė, Jurbarkas. Nuo Smalininkų prasidės pasienis. Mane įspėjo, kad slidu viršui. Nu va. Gal ir Viktoriją matysiu. Nematysiu. Jinai tenais yra už to kauburio tokio. Nes takas tai šitas. Eina sako šauta. Bet panašu, kad tas didysis lietus vaisai, kur buvo, jis nuėjo. Nes iš ten pučia vėjas. Iš ten panašu, kad jau gal ir viskas šviesėja. Ten tai tikrai šviesu. Bet nebent tas kampas gali užėjti. Bet gal neužėjti. Tai va, žodžiu, mano trasa ten. O čia jau tiesioji tokia bus.
ten aš matau lyja. Nu, žodžiu, šiandien niekur aš nuo to lietaus turbūt nesitiesiu, bet čia labai rimtą lietų pralaukiau, labai stiprų. Tai sakyčiau, yra gerai. Nu, čia tas visas ansamblis iš vidaus. Visas ansamblis iš viršaus. Malūnas dar nesutvarkytas, bet turbūt sutvarkys kažkada iš jau čia. Šiaip kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į Raudonę, kiekvieną kartą tas vis vaizdas pagerėjęs būna. Nu, tai aš kažkaip tikiuosi, kad laikui bėgant čia bus dar gražiau. Nu, iš čia matos ir Nemunas dar aukščiau. O, šiandien Viktorijos gabaliuką matau. Vos salotiniai tokie. Nežinau, ar matosi per kamerą. Gerai. Saulytė lenda. Lenda saulytė, vadinasi turbūt viskas, kas blogiausia, jau praeity. Kažkaip man atrodo, gal kad tas šonu turėtų praeiti, jis neturėtų užeiti. Nu ką, pasivaikščiom po pilį, pasižiūrėjau istoriją. Galima grįžti atgal. Nu, Viktorija gavo daug lietaus, mačiau. Mūsų čia tokia beveik pusiaukelė, bet dar kelio daug laukia. Dar aplankysim vieną pilį, tikiuosi, kad leis oras išlipti. Gelgodiškio dvarą neįsiu, nes jis rašo, kad užrakintas. Jis kitoj pusėje yra upės. Ir tada beliks Jurbarkas. Na, iš modiško gyvenimo vėl į realybę, kur šalta ir lyja. Plauksime į kitą pilį dabar. Šiaip tai jau yra 2:30, o dar kelio tai pusė tiek. Tikiuosi vėjas nekils, nes man tas pakilęs vėjas šiaip tai nemažai sudegino ir jėgų ir laiko. Nu vat, atvykom į kitą miestelį, nežinau kaip jis vadinasi, Panemunė, pilis tiesiog. Nu kažkaip tai taip. Paliekam Viktoriją prieplaukoj. Prieplauka visiškai nepritaikyta mano laivui. Niekur nėra prisiglaus, kur. Tai šiaip ne taip ten tokią šleivą kreivą vietą radau. Prisiglaudžiau. Šiandien sekmadienis, bet yra visiškai viskas mirę. Dėl tokio oro žiauru. Čia žiūriu visai normaliai padaryta. Aišku, stoginės reikėtų turbūt. Čia jeigu neklystu, gal net kemperį gali pajungti. Nemažą kelią čia reikia ateiti. Kilometras keliu. Kažkaip norėtųsi tiesesnio kelio. Gal jis ir yra, bet nuo tos vietos tiesiog nėra. Gerai, kai nelyja, gali čia prasieiti ir nieko čia tokio. Ir pagaliau priėjome ir kitą pilį. Čia Panemunės pilies pavadinimą, dar Vytėnų pilim vadinama. Ir Gelgaudų pilimi vadinama. Tai turi 3 pavadinimus iš tikrųjų. Kiek žinau, šita pilis ilgą laiką priklausė ar tai Vilniaus universiteto, ar tai Dailės akademijai. Ir buvo tokios prastesnės būklės. Dabar gal kažkiek reikalai taisosi. Nu, einam į vidų, apsižiūrėsim. Žinau, kad čia yra viešbutis, žinau, kad čia yra ir kavinukė. Gal kokį kavos puodelį visai būtų gerai išgerti.
šaltis eina ir tokia drėgmė. Į bokštą užlipimas gan ekstremalus, žiauriai statu. Bet lipam, tai ko mes čia atvažiavom, tiksliau atplaukiam. Na va ir viskas. Užlipau. O tai čia kažkas atsidaro ar... Atsidaro. Matom kitą bokštą. Čia Nemuną matysim. Taip. Ir vėl lyja. Ir šitą matom kamerą. Nu ir kiemą šiek tiek. Ta pati Nemuną. 16:35. Jurbarko mums yra 15 km. Na, užėjau dar į vietinį restoraną. Kavos juodos. Kaip tik po čia kol pareisiu. Smagiai labai gersi, nes pareiti čia tai šiaip tai rašo iki Prievokos 300, bet aš vadinasi gal kažkur keliu blogai jau. Nes aš tai jau kilometrą. Plaukiame plačiu Nemunu iki Jurbarko. Kultūrinė programa šiandien baigta. Dabar lieka tiesus kelias iki kempingo. Pasiskambinau į tą kempingą, sakė viskas ok, bet pasirodo jie nėra visiškai ant kranto. Nu šalia, bet tai man tas nelabai patiko, bet iš kitos pusės nelabai turiu iš ko rinktis. Dušo norisi, kaip išsimaudyti normaliai norisi, nes tokioj upėj šaltoj neišsimaudysi. Tai kaip nors susitvarkysiu ten. Per Kauno elektrinę prasinešiau, tai čia iki to kempingo keliasdešimt metrų nenusivežti, tai va to problemas. Čia barža, bet ne, čia turbūt kažkoks tai yra įrenginys upėj turbūt valyti ar kažkas tokio. Pasakyti, nes čia kokį dumblą gal pukuoja turbūt už upės ir per tą vamzdį išmeta. Nu įdomus objektas, labai įdomus. Kaip čia nueiti į darbo vietą pas jį. Paidare plaukt. Valtelė. Lemba koks ilgas. Na, matosi Jurbarko bažnyčios bokštai. Bet matosi ir tai. Nežinau, kiek jisai čia man klius, gal pro šoną jisai praeis, arba ten vieną atšaką klius, bet žiūrėsim. Šiaip čia šitas rimtas. Jeigu šitas ateis upėj, tai būsiu šlapęs kaip ančiukas. Šiaip greitai atsirklavo. Pakalbėjau telefonu su draugu 40 minučių. Kažkaip taip nepastebėtai, tik Pokštų ir Jurbarkas. Nu. Kartais tas palaikymas irgi yra gerai. Pokalbio metu tu užsimiršti šiek tiek. Nebeskaičiuoji tų kilometrų, nebežiūri tų bujų. Tiesiog, jokie ir tiek žinių. Viskas. Šios dienos plaukimas baigtas. Tikiuosi, kad čia pataikiau. O čia tas tiltas įžymusis. O čia už šitų žolių yra kempingas. Šitas draugas, nežinau, biškį kabino, bet tik tiek. Gerai,
Einam į kempingą aiškintis, kaip ten kas ir kur. Na va, kempingas vadinasi Genys. Čia nuo upės ne tiek ir toli. Yra toksai takelis. Einam išsiaiškinsim, kas ten kaip ir kur. Nu, plauksim čia ar ne? O jei rimtai, tai viską atsigabinau į kempingą, nes ten ne kempingo teritorija, ta pakrantė, ten ir pėsčiųjų takas yra. Tai žodžiu, teko taip, turėsiu savo atskirą pavėsinę, pasistatysiu palapinę kažkur lygesnėje vietoje. Tai buvo graži poilsiavimo vieta, atvažiavo, atplaukė upeivis ir padarė bardaką. Palapinė tai džiovinamas dugnas, dabar geras vėjas, nelyja, tai naudojasi progą, noriu išdžiovinti dugną. Čia susinešiau visus savo daiktus, kai kurie į palapinės, kai kurie į baidarę. Baidarę irgi viską išmečiau, šiek tiek buvo vandens. Su kempinė prasinešiau, irgi noriu, kad pradžiūtų šiek tiek jinai. Tada bus galima nereikalingus daiktus sudėti ir palikti nakčiai baidariai. Kažkaip čia apsipurvinau kažkom, tai smėlio kažkokį, nežinau. Vėliavikė. Ok, keliauja, bandymus atlaikė. Nu tai va, tai norėtųsi, aišku, jau šioje karšto gėrimo, norėtųsi ir į dušą, bet, na, kol nepasidarei šitų namų darbų, kol nepasistatei palapinės, neįsidžiovinai savo to kilimėlio, kol čia nesusitvarkiai, kol oras leidžia, tol negali to daryti. Aišku, gali, nieks nedraudžia tą daryti, bet, nu, tiesiog bus tau labai paskui nepatogu. Sakykime, ten metus tą kavą, lėkti, žiūrėti, ten lietus kažkur tai lyja, vėjas pučia, ten ta kava aukšta, nu žodžiu. Mėgstu aš pasidaryti, sakykime, pagal prioritetą. Oras leidžia, tai tvarkausi savo inventorių visą, kiek galima. Neleidžia, tai tada darau kitaip. Čia tiesiog taikaisi prie sąlygų. Taikaisi prie sąlygų ir žiūri, kaip čia tau išeis ir kaip čia bus. Gamtoj tą reikia daryti. Gali ten priplanuoti, gali ten pasakyti, va čia bus taip ir anaip, bet, nu, kaip sakyti, tau tas pasakymas bus vienaip ar kitaip, tai niekam nėra įdomus iš tikrųjų. Ne tu čia viskam vadovauji, o turi tik prisitaikyti ir kuo greičiau, sakykime, tą padarysi, tuo geriau bus visiems. Tai va, tokie čia pas mane reikalai šiandieną. Dar su reportažais aš sugrįšiu, manau. Sako, kempingas yra neblogas žmonės, tai parodysiu ir kempingą plačiau. Gal kažkam bus įdomu ir, sakykime, būdami Jurbarke galės aplankyti šią vietą ir, kaip sakant, turėti gerą laiką. Nu ką, maksimaliai bardaką susitvarkiau. Viskas paruošta, palapinė sutvarkyta. Galima eiti į virtuvėlę, krovimo paleisti visko. Nu ir turim tokią puikią virtuvėlę. Kosmonautika. Eik tu savo, kaip čia gerai. Ir skalbyklė, ir džiovyklė. Kosmosas. Kosmosas. Ir už visą tai sumokėjau 13 eurų. 7 už žmogų ir 6 už palapinę. Na, tradicinis elektros vagis. Žodžiu, visi dirba, visi kraunasi. Tai va. Lyg tai su visais savo parengiamaisiais darbais susitvarkiau. O dabar lieka laikas savo. Dušas ir pavalgys.
Nu, galim pasižiūrėti, kaip čia atrodo ir sanitarinės patalpos. Tai viskas naujai, viskas puikiai padaryta. Dušai šitai. Nu, bet tikrai, pavyzdžiui, viskas gražu. Vakarienė suvalgyta, vandens pasipildyta. Reikia eiti, ilsėtis ir miegoti. Nelengva šiandien diena buvo, iš tikrųjų buvo ir vėjo, ir lietaus, ir atstumas nemažas nuirkluotas, bet kol kas visus savo planus vykdau. Ką savo buvau susigalvojęs, tai tas yra gerai. Blogai tas, kad bent jau prognozė rodo, kad rytoj visą dieną lis. Nu, žiūrėsim, kiek tas lis ir kaip lis. Čia tas lietus būna visoks. Būna ir labai trumpas, būna ir sudėtingas. Šiandien pakankamai ir tokių kultūrinių objektų pamatėm. Buvom porą net pilių. Į vieną iš jų šis pirmą kartą buvau papuolęs. Tai sakyčiau, kad diena visai turininga gavosi. Nežinau, toliau žiūrėsime. Toliau panašu, kad gali būti liūdniau su objektais, bet kas ieško, tas randa. Tai sunkus tas 5 litrų butelis, net ranka pradėjo pjaut. Tai gal aš manau, tuo šiandien dieną ir pabaigsime. Tai iki draugai, susimatysime.